Taigi, sveiki visi, šiandien filmuoju Minecraft'ą vėl ir šiandien filmuoju Minecraft P ir šiandien parodysiu, ką aš pastačiau per visus mano video. Tai už video ir tikrai tai stačiau ne savaitę, ne mėnesį, ne du ir turbūt gal pusę metų ir daugiau gal. Nu, tiesiog tikrai stačiau ne vieną mėnesį, kelis mėnesius, tačiau šį daiktą, na gal ne visiškai kelis, mėnesį tikrai, bet ne daugiau, ne mažiau, gal biškai daugiau, tiesiog nepamenu, bet tikrai tai buvo labai ilgai ir matote. Tikiuosi visi žino šį žaidimą Grand Theft Auto 5 arba kitaip GTA 5. Grand Theft Auto 5 GTA 5. Jo, man atrodo, jums visiems patinka lošti GTA 5 ir aš tikrai žaidžiu GTA 5 ir man labai jisai patinka. Ir jeigu galvojate, čia aš pračytinau, čia gal čia ką nors pasisiunčiau ar ten modus įsirašiau ten kokį mapą atsisiunčiau dar kažką, tai ne, nieko panašaus, nes aš mačiau mano vienas draugas, kai atsisiuntė parkour mapą ar adventure map, tai visada buvo iš pradžio survival. Sako, būna kreatyvė, bet būna labai retai ir sako, visada jeigu būna kreatyvė, būna kažkur blokas. Kadangi pas mane tai jokio bloko ir absoliučiai nieko nebuvo ir aprašyta nieko ne. Ir dar tikrai čia ne koks atsiųstas mapas ar ką. O mano dėl to, kad būtų ženklai aprašyti. O pavyzdžiui, ant parkour mapo aš mačiau ant lentos, kai buvo užrašytas ten tas, buvo užrašyta, kaip paimi lentą, rašai ir pradedi rašyti spalvotai. Tai dabar jeigu pažiūrėsime, dabar rašysim. Kur čia tas lentas? Aš akos ar what's tas lentas? Ne, tai matot, juoda kaip turėtų būti, tai reiškia jo. Irgi matote, viskas stačiau iš blokų, mažinau, tiesą sakant, žiauriai ilgai stačiau. Ir kaip taip įmanoma tiksliai statyti, stačiau vienas. Gerai, teisinas, ne vienas su vienu draugu, bet jis man, aišku, nemažai ką padėjo, bet labiau aš stačiau vienas dėl to, kad jis nelabai galėjo ruošti. O, matote, netgi per Minecraft'ą galima pastatyti tokį veliką ženklą. Tikrųjų, pažiūrėkite, man už šitą video tikrai dėkite laiką, nes tokį dalyką nedaug kas gali padaryti ir jo čia Grand Theft Auto 5, įsivaizduojate, pažiūrėkit, Trevoras, kaip, tiesą sakant, aš nelabai žiūrėjau, dar šio pačio labai daug nežinau, gal kokius tik tais daug kur, bet dabar tai man žiauriai patiko, nes taip iš viršaus jį statau, iš apačios ne. Nes kad vis pastatau, pažiūriu ir daug klaidų buvau padaręs. Ir buvau ten beveik visą šitą pastatęs, bet biškį suvariau ir reikia
per naują statyti ir buvau iš viso sunervinęs, ištaškęs viską. Paskui tada bandžiau toliau eiti, vėl viskas neišėjo, tada susikūriau naują pasaulį, vėl pradėjau statyti. Ir dar bandžiau tokiam pasauliu pradėjau ir labai gerai bandžiau normalus, turiu kur namus, kur medžiai, viskas ir tenai bandžiau, ten žiauriai buvo mažai vietos, lygumos nebuvo ir tiesiog sunku buvo, tai neišėti iš karto pradėjau čia ir labai gerai viršau, tai jau gerai atrodo. Tai jo, tikiuosi jums šis video patiko ir dėl šito like tikrai nepagailėkite, parašykite like, mygtuką paspauskite, nes šis dalykas vertas like mygtuko, nes tokį dalyką nedaug kas galėtų padaryti, nes mano draugas taip sako, nemokėtų padaryti. Iš pradžių net negalvoja, kad man taip išeis. Jis galvoja, neverta bandyti, nes neišeis, sakau, davai pabando. Ir iš beveik pusę atmintinai padariau, šiaip daugiau tai žiau aš tiesiog į paveiksliukus, čia YouTube ir dar buvau šitą savo kompiuterį atsisiuntęs paveikslėlį ir ant telefono ir per tą nuotrauką šitą ir viską nusikopijavau, tai jo. Grand Theft Auto 5 žmonės. Nedaug kas tai moka. Tai nu štai. Jūs tik pasižiūrėkite. Jau dėl tokio dalyko tikrai verta dėti laikus. Dažnai dabar galėčiau nuotrauką. Gerai, tai tikiuosi jums šis video patiko, dėkite like, subscribe, mygtuką ir tikrai nepagailėkite padėti like, nes šis video ir šis paveiksliukas tikrai verta. Ir parašykite komentarus, ką manote apie šį paveikslėlį. Grand Theft Auto 5, GTA 5 and GTA 5. Ir laukite kitų video ir dar ką pamiršau pasakyti, kad aš filmuoju, kaip matote, viešai parašyta f013.0 app. Tai filmuoju ant Androido ir filmuoju ant full versijos game, to Minecraft'o 0.13.0 versijos, tai jo. Ir jo, tikiuosi jums patiko šis video. Tai dėkite like mygtuką ir dėl šito video tikrai reikia like mygtuką. Nepagailėkite like mygtuką, nes 100% dėt reikia daug like, vien tik už šitą dalyką. Tai ačiū, kad žiūrėjote mano video. Jeigu jums patiko, like, subscribe bei prenumeruokite ir iki. Nepamirškite būtinai padėkite like.